Sveikinimai su pergalė. Pirmi 2 kėliniai buvo šiek tiek stagnuojantis, bet viskas išsisprendė po ilgosios pertraukos. Ką pakeitėt, ką pasakėt rūbiniai, kad visiškai kardinaliai pasikeitė žaidimas antroje rungtynių dalyje? Buvom šiek tiek galbūt neįvertinom priešininkus ir pradžioje gynyba šiek tiek šlubavo, kur nepavyko mums apsiginti, susidengti. Tai ne tai, kad nevykdėm kažkokiu taktiniu savo sumanimu, bet paprasčiausiai išpildėme, neteikėm tiek energijos, tiek atsidavimo. Tai dėl to pirmoji pusėje išlubavom, antroji pusėje merginos tikrai padarė išvadas, įdėjo daugiau pastangų, daugiau energijos ir rezultatas atėjo. Malija Bembrik šiandien žaidė 35 minutės. Iš esmės buvo šalia Baltijos šalių čempionato rekordo 40 taškų. Akivaizdu, kad tai susijęs su traumų prevencija, turbūt, kad nežaistų visų 40 minučių, bet kiek galbūt gaila, kad Bembrik negalėjo pabandyti įeiti į istoriją? Aš tai galvoju, esmė, nesakykime, kažkokie vaikymasis rekordų ar panašiai. Jinai yra labai gera žaidėja ir labai daug mums padeda ir, sakykime, galbūt būtume žinoję, kad čia koks rekordas galėjo pasiaukoti, bet mums tai, manau, tikrai nesvarbu, reikia, jinai įmeta taškus, reikia apsigina, tai va čia yra svarbiausia. Congratulations with the victory, your greatest game in Women BBL. So, what helped you achieve this? I think just staying composed, playing through my teammates, just giving what they gave us, and just being able to read the game and not force anything, and we were able to break down the defense and hit the open shots. Your team were in a fight in the first half. What happened in the second half? I don't know. I feel like we lost a little bit of faith in ourselves and one another, and we just kind of let the game go. We weren't quite prepared for their defense, so we just have to work on our stuff, and that's pretty much it.